kiekvienas gimtadienis ar mirties diena yra labai sunku. Karolis Požėla. Visiems draugams linkiu gyventi, dirbti ir pasiekti savo tikslą. Karolis. Žinau, kad tas jums labai skaudu. Vieno tik prašau, neverkite. Neverkite dėl manęs. Aš tą kelią, kuriuo ėjau, pasirinkau savo norų. Ir nesigailiu, kad tokiu keliu ėjau. Gyvenkite, gyvenkite ilgai. Jūsų Karolis. O paskui iš kalėjimo tai jis rašė kelias atvirutės į namus. Kad esu areštuotas, kad bus teismas ir greičiausiai nepasimatysime. Per gyvenimas buvo be galo sunkus, skaudus. Iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kalinio Abramavičiaus prisiminimų. Buvo 12 valanda nakties. Pagaliau Karolis vėl ramiai prašneko. Seniai negalėjau įsivaizduoti, kad prie visko galima priprasti, net prie mirties. Kelias pirmasis minutės, kai man tapo visiškai aišku, kad tuoj pat turėsiu numirti, širdis plakė smarkiai, bet dabar aš ramus. Draugai, mus karo lauko teismas pasmerkė 4 sušaudyti. Iki fašistinio perversmo Lietuvoje 1926 metais buvo belikę 2 savaitės. Jau tada Karolis Požėla pirmasis pavadino fašizmą kruvinuoju. Karoliui buvo tik 20, kai tapo komunistu. Jis vienas iš Lietuvos komunistų partijos kūrėjų. 25 metų Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius,
revoliucionierius profesionalas. 6 kartus areštuotas. Kruvinasis fašizmas pasirinko jį pirmąją auką. Ir kasgi pirmieji pramynė tos takus? Kas pirmieji pažino priplėkusius kalėjimo mūrus? Kas pirmieji išbandė supelėjusią duoną kalėjimo? Tai buvo 4. Ar beturėsiu progos paskutinę valandą paskutinį žodį parašyti? Skubu parašyti paskutinius savo žodžius tau. Nemanyk, kad paskutinėmis valandomis aš daug kentėjau. Tavo fotografijos kartu su manim eina į kapus. Jei gavęs galutinę žinią prieš išvežant spėsiu parašyti, parašysiu, jei ne, nerūgok. Gyvenk ilgai, ilgai ir tik vieną atmink, mane prisiminus, kad stipriai buvau prie tavęs prisirišęs. Glaudžiu stipriai tave prie savęs, dabar jau tikrai tavo iki mirties Karolis. Kaip tik tėvas laiške rašė apie tai, kad jis labai nori mergaitę turėti ir jai vardą duoti Mają. Nu, čia turbūt turėjau, žinoma, ir sumetimai, kad gegužės tas šventė yra, Maja. Mama mano norėjo, kad būtų vardas Karolina, o ne Maja. Bet kadangi gavusi tokia tragiška jau toks tragiškas likimas, jau nebuvo su ko ginčytis ir taip pat aš gavau vardą Maja. Tėvas buvo pasiturintis valstietis ir vaikystėje man neteko pačiam pergyventi materialinių sunkumų. Bet labai anksti mano dėmesį patraukė vargas, viešpatavęs aplinkui. Revoliucinė pasaulėžiūra galutinai susiformavo tik prasidėjus pasauliniam karui. 1916 metais įstojau į bolševikų gretas ir pradėjau dirbti konkretų revoliucinį darbą. Galutinai susiejau savo gyvenimą bei likimą su darbininkų klase. Prieš mūsų akis praėjo socialistinė revoliucija Rusijoje, praskinusi kelią į naują visos žmonijos ateitį. Pergyvenome revoliucinio judėjimo pakilimą ir atoslūgį, atviros kovos ir pogrindžio metus. Mokėmės iš vyresniųjų draugų, mokėmės, rūpėjo mokslas, dailė, patyriau moters meilę. Krėtimo išlas. Liauskas. Tai jis, tas buvo katalikas. Tai kai iškvietė Požėlą, tai jis siūlė jam atlikti išpažintį su paslauga. Man tas netinka. Viešas žodis draugams. Draugai. Dirbau, kiek galėjau. Mirštu už mūsų bendrą tikslą. Linkiu ir jums dirbti. Dirbti, kovoti, iki laimėsite. Karolis. Kiek vėliau Vincas Kapsukas užrašys.
Niekas neturėjo tokio populiarumo tarp partijos narių kaip Karolis. Karoli, aš lieku ištikimas tau iki gyvenimo galo, užrašys tą gruodžio 27 naktį Antanas Sniečkus. Iš kunigo Adolfo Sabaliausko dienoraščio. Buvo 5 valanda ryto, kuris ten iš nuteistųjų nevalinksmų balsų pasakė, gulėsime kartu ir visi pasibučiavo. Užrišo akis, nors ir labai protestavo. Vienas iš jų, man rodos, Greifenbergeris sušuko, te gyvuoja komunizmas. Ir visi tą patį, kiek galima garsiau pakartojo. Karoliui tada buvo 30. Ir viskas. Jeigu atsiminti, kuri buvo man smagiausia diena, tai tuomet, kada aš buvau pas jį į pogrindį atvažiavus ir kada jis man pasakė, kad turiu sūnų Juruką. Jis kito kelio nepasirinkčiau. Jam tada ėjo tik antri. Pats rašė, kad aš kito kelio nepasirinkčiau. Tai čia ir yra laimė žmogui, kuris gerai mokėjo dirbti tą, ką jis moka dirbti. Gerai buvo atsidavęs tam darbai, kuris turi didelį tikslą. Tas jo mastas, požiūris į gyvenimą, kad būtent reikia siekti aukšto idealo, reikia siekti aukšto tikslo, reikia atiduoti savo gabumus tam. Tėvas, žinoma, ir jo vardas dažnai, kada būna gyvenime tokius kritiškus kokios nors situacijos, tai dažnai teikia tokią stiprybę. Maskva, Leningradas, Kijevas, visa tarybų šalis. Berlynas, Paryžius, Čikaga, Bostonas, Detroitas, viso pasaulio pažangioji visuomenė. Palmiras Toliatis, Klara Cetkin, Albertas Einšteinas pasmerkė lietuviškosius fašistus ir paskelbė visam pasauliui 4 komunarų vardus. Gyvenkite ilgai, jūsų Karoli.